Gerai, tai žinom, anglų kalboje rašyba skiriasi nuo tarimo ir būtent dėl to mums reikia išmokti transkripcijos simbolius ir vėliau dar išmoksime ir skaitimo taisyklės. Antrai bus labai sudėtinga mokytis žodynų ir tai bus didelis barjeras ir bandant ateityje konstruoti sakinius, kalbėti. Tai vat pradedam nuo tų pagrindų. Transkripcija, ar ne, jau žinote, štai tokie simboliukai, dalis iš jų jau jums yra matyti, kai kurie dar ne. Tai prisiminkime, ką mes praeitą pamoką prabėgom ir šiandien atliksime pratimus, kurie padės visą tai užtvirtinti. Tai aš dabar važiuosiu šiek tiek greitesniu tempu negu tada, kai pirmą kartą mes kalbėjome apie šitus dalykus, nes tai, kas matyti, aš noriu kuo greičiau praeiti ir tik prisiminti. Tai priebalsiai, ar ne? Pabandykime dar kartą. Aš paskaitau priebalsius, kurie čia pateikti, jūs žiūrite į kiekvieną iš jų ir pagalvot, kaip tartumėt jūs, ok? Ir pažiūrėkite, ar atspėt dabar visus variantus. Tai žiūrim į pirmąjį ir pradedu skaityti. Tai B, D, G, H, kaip choras, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V ir Z. Ir jeigu atidžiai dabar klausėtės, tai tikriausiai pastebėjot, kad labiausiai skiriasi savo tarimu, tai būtent šitie trys. H, kuris rašomas kaip H, tada tas P duslus, mes sakytume P, o čia toks P duslus ir R. Ne? Tai greitai mes prisiminkime, kaip skaitomas tas R. Tai jeigu dar kažkam galbūt nesigauna, tai jeigu norime ištarti R, ką darom? Keliam liežuvį prie gomurio, ne? Šitoje kalbame liežuvį pakėlę prie gomurio statmenai ir gausis toks iš karto akcentas, gaunasi tariant garsą R. Ir šitas žodis tarsi robot. Taip? Tai praeitą pamoką mes, va čia kaip tik schemą matote, bet manau jau atsimenat. Tai praeitą pamoką mes skaitėm šitos žodžius 2 kartus, dabar perskaitykime vieną, praliekim tokiu gan dideliu tempu, tai visi kartu, taip maždaug pagal mano ritmą, ok? Tai 3, 2, 1 ir skaitom taip, kaip reikėtų. Robotas, rokas, ridenti, riešutai, raštas, raumenys, toliau, rėmas, ramstis, rastas, rūbai, rimtas, ryškus. Nu, trumpai man pažymėkit, ar visiems šitas garsas išeina. Pliusiuką, jeigu taip, minusiuką, jeigu abejojat, jeigu vis dar ne, kad tiesiog žinočiau kokią situaciją. Matau pliusai. Gerai, džiaugiuosi, šaunu, puiku. Tai vadinasi, daugiau jūsų resursų liks tiems garsams, kurie galbūt dar sudėtingi. Tai palaukit, matau, kažkas dar jungiasi. Ne, nebesijungia. Bandė, bet neišėjo matyti. Važiuojam toliau. Garsas H, ar ne, primenu, žymimas kaip raidė H, bet tariasi H. Kodėl? Nes va, toks yra susitarimas, kad transkripcijoje va, tas simbolis bus tariamas kaip H. Choras, ar ne? Tai va šitas žodis tarsis hat, ne hat, o hat. Kodėl A tariam kaip E, sužinosite 3 pamokoje. Tai visas žodis tarėsi hat, o dabar mes paskaitykime keletą žodžių, kad priprastų mūsų akis prie to simbolio. Vėlgi vieną kartą, dideliu tempu, nes mes jau tai darėm. Tai visi kartu. Henrikas, Heraklis, harmonija, himnas, halogenai, harpija, Himalajai, humusas, halija, haliucinacija, hektaras ir hemoglobinas. Ir čia aš esu užtikrintas, kad jums viskas kaip ir gavosi. Ne? Greitai pasižiūrėjau. Jo. Nes garsas būdingas lietuvių kalbai, čia didelio vargo nėra, reikia tik atsiminti, kad H, o ne H. Toliau, šitas simboliukas, toks šiek tiek gal sudėtingesnis, tarsi kaip ar ne? Ir atrodo kaip dramblio tas straublys. Tai prisiminkim, kaip tarti tą garsą, ar ne? Tai jis yra žodžiuose, kur čia pateikta. Ir pabandykime paskaityti žodžius, užtiesiant raidę N kiekvienam iš šių žodžių. Būtent tą N, kuri čia dabar geltonai parašyta kaip garsas. Tai 3, 2, 1. Langas, štanga, rangas, tango, mangas, orangutangas. Ne? Tai visur tas garsas Pabandom ištarti keletą kartų tiesiog patį garsą. Ar ne, aš turiu įsižiūrėti, kad jį ištart. Nu,
gal nebūtina, bet man lengviau. Taip, tai ne N, o garsas toksai. Ir jisai svarbus, nes žodžiai, kurie baigėsi galūnė ing, rašyboje, tarime bus paskutinis garsas būtent tas šitas žodis, tarsi interesting, paskutinis. Na, dėl šito irgi noriu sužinoti, kaip jums šitas išeina. Išeina garsas ar ne? Pliusiuką, jeigu išeina, minusiuką, jeigu vis dar ne. Ir tiem, kam nesigauna, tai nesidrovėkit, man svarbu žinoti. Nieko tokio, jeigu būtų dar, kad neišeina. Tai tiesiog duosiu aš pratimą bendrai pabandyti, mes netrukus jį atliksim, perskaitykime visus žodžius dar, ką turim. Na, šitą simbolį jau tikriausiai prisimenat, jis taip atrodo, skliaustelius jums praplėčiau, kad dar kartą pamatytumėt, kaip jisai rašosi, bet natūraliai jis pateikiamas, taip kaip skliaustai yra siauri. Ir tarsi jisai kaip garsas š, ar ne, parodyta tylos š, ar ne. Tai greitai paskaitykime, žodis, pavyzdžiui, shake, raidė SH, galite jau ateičiai įsidėmėti, dažniausiai bus ir skaitoma kaip š. Gal yra kažkokia išimtis, dabar mane ateina į galvą, bet aš visą laiką pasilieku savo tą opciją, kad galbūt egzistuoja kokia išimtis, nes anglų kalba yra kalbų toks kratinys, labai daug skolinių iš skirtingų kalbų, iš prancūzų, ir iš lotynų, ir netgi iš graikų, vokiečių yra atkeliavę. Tai gali būti, kad gal kokia išimtis egzistuoja, bet šiaip kombinacija SH, galit dabar įsidėmėti, bus dažniausiai tariama kaip š. Tai šitas žodis tarsi shake. Na, bet mums dabar dar tas simbolis pats svarbus, tai paskaitom žodžius vieną kartą greitai. Šaškės, šeškas, šeštadienis, šeštas, šalikas, šalmas. Skaitom garsiai visi kartu. Toliau. Šašas, šašlykas, 16, šermukšnis, šiauliai, šamanas. Okay? Tada žinom raidę T, žinom šitą garsą, tai T ir Š duos kokį? Č, ar ne? Ir jeigu dar kam neaišku, tai tiši, gaunasi, jeigu greitai sakai tiši, gaunasi čia. Tai vėlgi, CH bus skaitoma dažniausiai kaip č ir žodis cheese, gaunasi būtent čia garsas transkripcijoje ir žymimas ir tarėsi irgi čia. Paskaitom žodžius su tuo simboliu. Čempionas, čakros, čerčilis, česnakas, čupakabra, čerpė, čiabuvis, čiaudyti, čiopreliai, čiaupas, čiulbesys ir čiuožėjas. Ką mes čia dar turim? Turim, atrodo kaip rusiškas Z, o bus Ž. Ir žodis vision, kur tas Ž yra. Tai vėl, lietuvių kalbai būdingas garsas, todėl skaitom užtikrintai vieną kartą visus žodžius. Žuvėdra, žuvis, žabangai, žvaigždė, žagrė, žaibuoti, žemdirbys, žemiškas, šiaurokas, žodis, žodlauža ir žiogas. Taip, ir turim dar DŽ, kuris duoda dž. Irgi lietuvių kalbai būdingas garsas, pavyzdžiui, baigimas ristele bus jog. Tai greitai perskaitom čia. Pirmas žodis yra toksai kaip kovos menas, pavadinimas toks. Džiudžitsu, džiuvėsiai, džiūsna, džiugesys, džiugas, Jessica, džinglas, džinas, džekas, Džonas, Džekilas ir Džemas. Tokių skolinių čia pajungęs iš anglų kalbos. Ir W, tai primenu su W dabar, tai nėra V, ar ne water čia yra, o water tarėsi. Pats garsas šitas ir tuo pačiu raidė, tiksliau gal apie raidę reikėtų sakyti, pati raidė bus alfabetė, kai vadinsit alfabetą, tai tarsis kaip W, ABCD ir prieisit W, sakysit, pabaigoje parodysiu. Bet va šitas garsas žodžiuose tariamas kaip V. Tai va čia gali būti garsas, kur vis dar sudėtinga, tai suformuoju lūpas taip, tarsi noriu sakyti garsą U, ne? Pažiūrėkit, kai sakau U, kokią poziciją tas mano lūpas. Toks tarsi švilpčiau vos, U. Ne? Suformuoju lūpas taip, tarsi noriu sakyti U, ir kai toj pozicijoje mano lūpos yra, sakau raidę V ir atpalaiduoju lūpas. Vienu metu tą darau ir gaunasi V, V, V. Taip? Ir visas žodis tarsis water, water. Čia raidę A turiu kaip O, yra taisyklė kodėl. Na, o paskutinę ER
tariu kaip tą abejojančio žmogaus garsą. Mes prieisim, jeigu dar neprisimenat, jeigu užsimiršė šitas garselis. Tai dabar įsidėmėkim tiesiog V. Pabandome paskaityti žodžius. Pasitikėsiu, kad iš pirmo karto gausis. Skaitysim po vieną kartą. Tada norėsiu sužinoti, kaip jums išėjo. Tai pasiruošiam ir skaitom visi kartu. Voltas, vonia, valtis, vilkas, vinis, vagis, vėsulas, varžlė, vargas, vokas, varvėti, varna. Pažymėkite pliusiuku, jeigu viskas gerai, minusiuku, jeigu yra problemėlių. Matau Galaxy S9. Pakėlė ranką, jeigu turit klausimą, galite rašyti, atsakysiu. Taip, matau, kai kuriem nesigauna, kai kuriem plius minus. Tai trumpai pakomentuokite, ar neaiškus pats mano paaiškinimas, kaip tarti šitą garsą, ar tiesiog aš gal per greitai čia padariau ir gal jums tiesiog trūksta praktikos. Ar pati mechanika, ką turi lūpos daryti, visiems aiškios? Ar lėtai bandant išeina tas garsas ištarti? Trūksta praktikos, Inga rašo. Dar noriu keletą žmonių, nes dar keletas rašė per greitai. Tai įtariu, kad daugumai Vilma irgi sako, trūksta praktikos. Gerai, tai turėsit pratimėlį pasibandyti, aš dabar jo padariau gal šiek tiek per greitai, tai bus pratimas, kur jūs galėsite savo tempu ir atlikti. Svarbu jums išeina lėtai, svarbu jūs suprantate, ką reikia daryti, o greitis ir ateis su ta praktika. Šitas pratimas labiau buvo skirtas supažindinti jūs su tuo garsu, paaiškinti, kaip jį ištarti. Ir štai, kaip tik ta praktinė užduotis. Tai dabar aš trumpam sustabdau skaidres, kad galėčiau pasakyti, kurį čia tą pratimą reikia atlikti. O pratimas bus priebalsiai, vadinasi priebalsiai PDF. Aš jį atsidarysiu savo internetiniai naršykliai tiesiog, o jums pasidalinsiu, kad jūs matytumėt, kuris. Va šitas priebalsiai. Ir dabar ką reikia su juo atlikti. Šičia matote tiesiog paaiškinimus kiekvieno čia esančio garso, kaip įtarti. Dauguma tarsi vienodai, vos ne kaip rašosi, taip ir tarsi. Nes čia yra tarimas, o čia lietuvių kalboje atitikmuo. Kur skiriasi, pavyzdžiui, čia matau lyg H, bet parašyta H. Čia parašyta toks aprašymas, kaip tarti, nes R ir tas V garsas, jie šiek tiek unikalesni garsai, sakykim, tai smulkesnis aprašymas. Ir tada, jeigu perbėgot, persižiūrėt, prisiminėt visus, tada yra keletas puslapių pačio pratimo. Dabar kaip tą pratimą reikėtų atlikti, aš neturiu jos spausdintinės versijos. Tai yra, jums reikės paimti ir užsidengti dešinį stulpelį. Čia, kur tos lietuviškos raidės yra surašytos. Užsidengsit dešinį stulpelį. Ko norit? Popieriaus lapų, ranka. Svarbu, kad nesimatytų artimiausios raidės, kurias skaitysite. Ir jūsų užduotis bus žiūrėti į kairį stulpelį, žiūriu, pavyzdžiui, šitą, ir pagalvoti, čia neilgiau negu 2 sekundės, kaip aš tarčiau šitą garsą. Žiūriu, matau B, ir ką, tarčiau kaip B. Pastumiu eilutę žemyn ir pasižiūriu, ar mano variantas sutampa su realybė. Ir šiuo atveju matau, kad sutampa. Kitas G, vėl pagalvoju, kad G sutampa. Jeigu atsirastų toks, kur nesutampa, kur suklydau, tušinuku kokiu pasižymėkit tiesiog taškelį, kad čia yra mano klaida, kad aš čia suklydau. Okay? Ir tokiu principu reikėtų, kiek čia mes turim, 1, 2, 3, 4, maždaug 4,5 nepilnai puslapio. Tai duosiu kokias iki 5 minučių prabėgti dabar būtent šios pratimus. Ir jeigu jausite, kad šita grupėje garsų jums viskas lengva buvo, tai prie jos nereiks sugrįžti. Jeigu buvo kažkoks sunkus garsas vienas, tai jį pasižymėti naudinga bus tušinuku ir paaiškinsiu, ką daryti su pavieniais garsais. Na, o jeigu daugybė garsų, tai prie šito pratimo reikės sugrįžti. Tai dabar padarykim taip, aš paimu laikmatį, jūs pasiimat savo, tikiuosi, spausdintus pratimus. Jeigu kažkas neturit spausdintų, tai tada būtų protinga tiesiog paimti, atsidaryti tą failą ir pastumti taip, kad tik vienas stulpelis matytųsi. Eina ar ne, pastumti. Arba įsijungti kitą failą, kad uždengtų dalį jo ir atlikti šitą pratimą per kompiuterį, kad patogiausia spausdinti. Tai aš duosiu 5 minutės
Jeigu kažkas spėsite greičiau visą prabėgti, padėkite pliusiuką, kad aš žinočiau, kad jau, jeigu matysiu, kad didžioji dalis žmonių spėjo, tai tada mes greičiau perėsime prie tolimesnės medžiagos ir tolimesnių pratimų. Tai pasiruošim, jeigu turit klausimų, galite rašyti bet kada, kaip sakiau, ir aš jungiu laiką ant savo telefono, 5 minutės tiksi. Atlikim šitą pratimą dabar, o aš čia išjungsiu jį, okay? Kad jums neblaškytų ir nesufleruotų. Taip, ir pabandysiu greitai atsižymėti, kas čia mūsų šiandieną atėję. Taip, dar 4 minutės turite. Matau, kai kas nespėjo, man dar laukia kitų. Taip, dauguma tik vardai susivadinę, tai turėsiu pabaigoje dar perklausti. Kai kuriuos pasižymėjau dabar, kitus pabaigoje, tai pabūkite iki pabaigos. Gerai. Turim dar 2 minutės, tai kol kas 4-5 žmonės spėjo, tai dar palaukime kitų, tikrai dar 17 žmogeliukų dirba. Spėjot, galite užduoti klausimą, jeigu kažkoks kyla, kažkokie neaiškumai. Dar 1,5 minutės. Ne, dar minutė, tai tikriausiai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tai dar tik 7 spėjo, tai palauksime iki galo. Pakartoti vitarimą prašo manęs, tai palaukim 30 sekundžių, kad visi atsilaisvintų ir tada dar kartą ištarsiu ir po to judėsim toliau.
Gerai, pakartosiu šitos. Taip, ir gerai, laikas. Matau, pliusiukų daugia. Jeigu kažkas nespėjo, tai nepergyvenkit, atlikite dar tą pratimą tiems, ypač tiems, kuriems dar čia buvo stringančių garsų, tai siūlyčiau atlikti tuos pratimus kasdieną prie kavos puodelio, galbūt skiriant 2-5 minutės, prabėgti bent puslapį, iki visi šitie simboliai atrodys, žinau, užtvirtinti. Geriausia būtų 2 kartus dienoje, vieną ryte, vieną vakare. Tai grįžtu prie skaidrių ir tuo pačiu pakartosiu tarimą garsų, kurių prašėte. Todėl tik man ko tai nerodo. Todėl. Štai. Truputį nubėgau. Tai kaip tarti tą V dar kartą? Tai suformuoju lūpas, taip tarsi sakau garsą U ir laikau toj pozicijoje. Aš ją vadinu U pozicijoje. U. Jeigu tarčiau garsą, tai būtų U. Yra lūpas toj U pozicijoje ir tuo metu, kol U pozicijoje laikau lūpas, sakau garsą V. Raidę V ir iš karto atpalaiduoju lūpas. Ir gaunasi V. Aš sakau, man šiek tiek tai primena, tarsi kurkiančios varlės garsą, ne V, kaip jos kurkia. Tai V. Tas garsas. Ir tada mačiau, kažkas dar prašė to garso, kur su simboliu H, tai kaip H, kaip choras, lietuviškas garsas. H. Tiesiog matau raidę H, bet sakau H. Okay? Tai tokie 2 momentai. Kam šitie garsiukai stringa arba dar garsai, kurie bus, tai labai naudinga su ta Anki programėlė bus padirbėti, nes Anki programėlė, jeigu jau pastebėjote, yra įrašytas ir garsas. Ne, parodo ir simbolį, ir ištarė. Man atrodo, netgi aš ten ir įrašiau tuos garsus, tai galite ir klausytis, ir atlikinėti pratimus. Ir trumpai paminėsiu, nes gal nepaaiškinau iki galo, kaip ta programėlė veikia, gal patiems ir nepasidarė labai aišku, tai jinai veikia tokiu principu, kad jūs parodo simbolį kažkokį, ar ne, jūs turite sugalvoti, kaip ten tarėsi, tas paketas, kurį gavote. Ir jeigu atsakymą žinote, tai spaudžiate easy, jeigu puikiai žinote. Jeigu reikėjo pagalvoti, spaudžiat good. Jeigu nesigavo, spaudžiat again. Ar ne? Ir priklausomai nuo to, kokį atsakymą paspausite, jums po atitinkamo laiko tarpo programėlėje vėl užklaus to klausimo. Jeigu paspausite ten easy, tai man atrodo klaus po 4 dienų tik tais, nes lengva. Tai vadinamas intervalinis kartojimas. Yra toksai mokymosi būdas. Ir atskirus viso to mokslo už jo slypinčio dabar nepasakosiu, kad žodžiai lengvai kursus lankysi, ten galėsiu išsamiau papasakoti, bet esmė, kad yra daug efektyviau kartotis intervalais tam tikrais, negu nuolat kalt. Tai ta programėlė, ką padaro, jinai priklausomai nuo jūsų atsakymų, nuo to, kaip jums pavyko atsakyti, jinai parenka intervalą, kada būtų optimalu vėl pakartoti tą kažkokį žinių vienetą, tai pavadinkime. Tai dabar jūs turite paketą su tais garsais ir reikėtų su ta programėlė kasdieną padraugauti, iki jausit, kad visi easy važiuoja. Gerai, tai pirmą pratimą atlikom. Kam jaučiat, kad reikia, tai siūlyčiau prie to pratimo taip pat sugrįžti kasdieną, iki gausis be klaidų visi. Dabar prisiminkime tuos garsus, kurie tikriausiai yra patys sudėtingiausi iš visų, kuriuos mokysime šį vakarą ir apskritai sudėtingiausia anglų kalboje mums lietuviams. Tai garsai, kurie reikalauja, kad rodytume liežuvį, ar iškištume liežuvį. Nereikia iškišti tiek, kiek tas žmogeliukas čia iškišęs, reikia liežuvio galiuką. Tai kokie tie garsai, greit prisiminkim. Tai pirmas žymimas tokio simbolio. Ir aš jums priminsiu istoriją, kurią pasakau, galbūt atsigamins ir tarimas. Tai sakiau, įsivaizduokite, kad čia tarsi bomba su degančiu knotu. Ir ta bomba su degančiu knotu stovi ant jūsų naktinio staliuko, tai yra jūsų toks žadintuvas. Ir žadintuvo garsą jūs esate išjungę, todėl kai jisai turi skambėti, jis tik vibruoja. Kokį garsą skleidžia? Skleidžia tą tokį vibruojančio telefono tarsi garsą, ar ne? Tai va šitas garsas būtent taip ir tarsi. Bet kaip jį ištarti, jeigu vis dar nesigauna, tai dar kartą primenu, ar pavyks jį ištarti ar ne, tai priklausys nuo to, kiek tokių
pabandymų, praktikos tokios izoliuotai grinai su šituo garsu, patys savarankiškai padarysite, remintis, aišku, tom instrukcijom, kurias duosiu. Taip, šitas garsas tariasi iškišu liežuvį plokščią atpalaiduotą, kad tarp dantų, kad jisai liestų viršutinę dantų eilę, o taip. Tiesiog ilsisi mano liežuvis tarp dantų. Ne? Nereikia ten daugiau, nereikia, ar ne, bet turi galiukas išleis. Kažkodėl mums daugumai žmonių yra, nežinau, ar bijo, ar tiesiog nejaučia, iškištų tą liežuvio galiuką. Ir kai jis yra iškištas, tada aš bandau zysti, tarti garsą Z, bet liežuvio neįtraukiu. Ar ne, gaunasi. Dabar žiūrėkit, aš tarsiu tą patį garsą, liežuvį lėtai traukdinės. Arba jeigu priešingai darysiu, zysiu ir kišiu liežuvį lauk į tą poziciją, kurią aiškinau, gausis. Va tas garsas, kurio reikia. Esmė, zysti ir liežuvis turi būti tarp dantų. Jeigu gaunasi, kad tik zyzėt, liežuvio neiškišat. Jeigu gaunasi, nežinau, kas daugiau gali gautis, koks dar klaidingas variantas. Mačiau komentarą, greitai pasižiūriu. Jūsų nesimato tik skaidrės. Kam nesimato, matosi tik skaidrės. Tai, gerai, aš kol kas sustabdau, tai dar kartą parodau. Liežuvis tarp dantų, štai taip, ir zyziu. Okay? Arba zyziu ir kišu liežuvį tarp dantų, kol gaunasi tas pats garsas. Matot? Tai va, tokia yra mechanika. Taip turi atrodyti jūsų burna, kad gautųsi tas garsas. Dabar savistabai tiems, kuriem neišeina, pasiema telefoną, įsijungia selfio režimą, rytoj arba šiandien iškart po pamokos, arba prieš veidrodį atsistot ir bandot būtent šitą garsą. Jeigu jums neišeina, bandot šitą garsą, va taip kaip paaiškinu. Manau, atsimint, ką reikia daryti lengva, sunku gal tik sukontroliuoti. Dėl ko sunku sukontroliuoti, kad ne savęs nematot. Ne? Tai pradžiai, stebint save, bandot, kol išeis, kol galų gale, kaip pasakyti, įsisavinsit tą pojūtį, kaip čia turi tas liežuvis, veidas mano, dantys, burna kaip turi būti, kad ištarti tą garsą. Tai kam neišeina, žinokit, kad izoliuota praktika būtent šito garso. Jeigu padarysit keletą dienų, tikrai išeis. Jeigu šitą praleisit, tai toliau bus Z-dog, Z-cat ir taip toliau. Tai diagnozę žinot, jeigu matysit, kad keliauja toliau šita spraga, va jums konkretus pratimas ir su juo tiesiog padirbėti. Tada grįžtu vėl prie skaidrių ir tiems, kam manęs nesimato, kai aš aiškinu kažką skaidrėse, tai šone turi būti toksai tiek laukelis, kur arba matosi jūsų pavardė, arba matosi daugybė žmonių sąrašas, arba tik brūkšnelis toks. Tai ten virš šito brūkšnelio yra 4 langeliai. Galima visai suskleisti, galima išskleisti truputį, galima daug ir labai daug. Ir susiraskite ten mane, išsiskleidę ir 2 kartus paspauskite ir matysit mane. Tai čia zoomas pats taip veikia. Na ir va, čia va ta bomba, apie kurią kalbėjau, jau manau, ją atsimenu. Keliam toliau. Tai paskaitom greitai angliškus žodžius, kur yra tas garsas. Paklausom, kaip aš ištariu, kadangi angliškas, tai 2 kartus tarsiu vis dar, nes rašyba nuo tarimo skiriasi. Vieną kartą aš ištariu, jūs paklausot, antrą kartą ištariam kartu ir sekam akimis kiekvieną žodį. Dėl ko čia tarsi žodžiai pilnumoj, taip kaip tarsis, tai visų taisyklių šiandien tikrai nepaaiškinsiu. Tai pabandom. Pirmas. Vei. Visi kartu. Vei. Toliau. Vis. Vis. Aš arčiau ekrano, kad matytumėt mane. Father. Father. Toliau. Brother. Brother. Jeigu kažkuris garsas žodėje nesigauna, viskas ok, svarbu tas V išeitų jums, ok. Toliau. Without. Without. Thus. Thus. Ir them. Them. Pažymėkit man pliusiuku, jeigu išėjo, minusiuku, jeigu nei vienas nesigavo. Jeigu buvo vienas, kuris dar ten subangavo, viskas ok. Noriu tiesiog žinoti, ar išeina ištarti tą garsą nors vieną kitą kartą. Taip. Vieniem daugiau, kitiem mažiau. Tikiuosi išeina bent su pavieniais žodžiais ištarti, ar ne? Tai vat, gal dar taip paklausiu. Ar yra kam visiškai nesigauna šitas garsas? O taip.
Tai rašykit man visiškai nesigauna, jeigu taip yra. Kai žodį parašykit man, jeigu visiškai nesigauna. Tai žinosiu, kad dar kol kas matau pliusai, kaip suprantu išeina. Jeigu kažkam visiškai nesigauna, žodį man parašo. Jeigu su vienu kitu žodžiu nesigavo, ar keliais netgi, bet izoliuotai garsas gaunasi, tai viskas ok. Žodžiuose tą garsą įprasti tart, nes mes kiekvieną pamoką skaitysim žodžius, paskui transkripciją užrašytus. Prieisim prie to. Gerai, važiuojam toliau. Dar vienas garsas. Liežuvis daro tą patį, tariant šitą garsą. Štai matote, kaip jisai žymimas, atrodo toks tarsi kiaušinis įskilęs, arba kiti sako margutis. Tai liežuvis lygiai tą patį poziciją atpalaiduotas. Ir čia aš linkęs sakyti, kad bandykite šnypšti, pūsti garsą š. Nepūsti, o tarti. Jeigu aš, pavyzdžiui, sakysiu š ir kišiu liežuvį lauk, žiūrėkit, kas gausis. Gerai, išjungiu skaidrės, kad tikrai visi matytų. Sakau š ir kišu liežuvį tarp dantų į tą pačią poziciją, kaip garsas prieš tai. Ir va tas, kur lieka, tai yra tas garsas, kurio man reikia iš jūsų. Tai liežuvis tarp dantų, atpalaiduotas, svarbiausia, kad liestų viršutinę dantų eilę ir bandau š garsą tarti. Arba tiesiog pūsti orą. Vienas ir tas pats gausas. Taip. Įjungiu skaidrės atgal, kad priminti, kaip jums atpažinti va šitą simbolį, kaip įtart. Tai tikiuosi prisimenant gyvatę, kuri gyvena šitam kiaušinį ir gyvatės ką daro, šnypščia. Ir labai panašiai ir skamba, kai aš šnypščia, ne? Aš tokią gyvatę ir įsivaizduoju. Tai va du tokie garsiukai. Ir šitas garsas, paskaitykim žodyje, thing, čia labai įdomu, kad čia va tas f, o čia ta galūnė g, tarsi kaip tas kaip langas, ar ne, tai va du garsai, kuriuose mokėmės. Thing. Ir buvo gan žymus filmas toksai, daiktas pavadinimu apie ateivius. Rekomenduoju pasižiūrėti, kas mėgsta sci-fi, kur ateiviai užgrobė žmogų ir niekas nepažįsta, kad žmogus jau yra ateivis. Ten, toks pusiau siaubo, pusiau fantastinis. Geras filmas, pavadinimu Thing ir reikšmė yra daiktas. Taip, paskaitom žodžius, vėl 2 kartus paskaitau, 1 kartą paklausot, pažiūrit, kaip parašyta ir paklausot labai atidžiai, kaip tariu, 2 kartą pabandom ištarti visi kartu. Tai thing, atsiprašau, blogai ištariu. Thin. Visi kartu. Thin. Toliau. Thick. Čia c nesitarė išvis. Thick. Toliau. Thunder. Toliau. Thumb. Raidė b nesitarė. Thumb. Fig. Kitas. Thrum. Čia noriu atkreipti dėmesį, kad yra raidė r, kurią reikia tarti kaip, liežuvį keliant prie gomurio. Tai thrum. Toliau. Thrill. Kitas. Thrift. Kitas. Thud. Thrust. Toliau į ilgąją tarsim kaip trumpą i. Myth. Toliau. Fifth. Depth. Ir Smith. Žodėje depth, ta raidelė p, priminsiu, čia atskirai aš neturiu skaidrės tam, tariam taip, tarsi norėtume nupūsti pienės pūką, ne? Su vėjeliu tokia dusli p. Mes kardų p sakom, o britai p. Ir amerikiečiai taip pat. Tai pažymėkite, kaip sekėsi ištarti šį garsą. Tiesiog dėkit pliusą, jeigu pavyko ištarti bent keletą kartų patį garsą gerai. Jeigu suklydote kažkokiam žodyje, sudėtinga, jeigu buvo, tai nieko tokio, svarbu garsas pats išeina, suprantat, kaip tą padaryti. Šį kartą sunkoka, neina, sunkiai. Aš į to jums atsiųsiu įrašą dar, kur atskirai šios garsus aiškinu. Dėl ko jums tikriausiai neišeina, tai dėl to, kad, čia yra tie garsai, kuriuos atidirbinėt, būtent taip ir reiktų. Prieš veidrodį arba su telefonu rankoje, be mano jau aiškinimo. Jūs tikriausiai suprantate, kaip
ką čia reikia daryti, bet nepadarote, o nepadaro dėl to, kad dabar nepatogu žiūrėti į veidrodį, kai aš čia dar sakau skaityk žodžius. Ne? Tai vat, jau atkreipkim dėmesį į savo, kad prie šitų garsų mes sugrįšim ryt, poryt, kiekvieną laisvą dieną keliom minutėm. Nesakau, kad visą dieną su šitais garsais čia turit sėdėti ir melstis, kaip sakant. Tai vat, šitos garsus jau mes atkreipkim dėmesį labiau. Na ir tiesiog, kad jums susifiksuotų pats skirtumas tarp garsų, nes kitą kartą žmonės būna simboliukus pačius maišo. Tai kiaušinis, kuriam gyvena gyvatė, daro ką? Šnypščia. Ir gaunasi liežuvis stabdantų, ir gaunasi, o bomba zyzia, vibruoja, ar ne, gaunasi. Tai vienas, kitas. Manau, skirtumas tarp šitų dviejų aiškus. Tai dabar eikim prie praktinės užduoties numeris 2. Bus proga pabandyti, palaužyti tą liežuvį. Sustabdau skaidrę. Ir dabar tas pratimas, kurio man reikės, kurio aš jungiu, kad visi matytumėt. Tai pasidalinu su jumis. Štai, pratimas toks, ir jame 3 garsai. Tai tas kaip langas, štanga, rangas ir taip toliau. Ir š ir v. Tai norėčiau, kad dabar pabandytumėt padirbėti tik su šitais garsais. Kiek čia turim? 1, 2, 3 puslapėlius. Tai manau, užteks kokių 3 minučių tikrai, manau, turėtų užtekti. Jeigu nespėsit, tai nespėsit. Duosiu 3 minutėlės. Prabėgti visus. Pabandykit palaužyti tą liežuvį, pabandykit prisiminti, kaip tarsi pats garsas, nežiūrint jau į paaiškinimą, kuris yra dešinėje, manau, gal ir nereikės. Viskas tas pats. Susidengiu dešinę pusę ir važiuoju po vieną ir žiūriu, ar prisimenu, kaip reikia tarti ir ar gaunasi. Jeigu nesigaus dabar, nieko tokio, dar reikės prie jo sugrįžti. Svarbu, kad dabar jau bent žinotumėt, kaip ten reikia daryti. Gerai? Tai važiuojam, aš nustatau laikmatį, jūs į savo pratimus, aš to išjungsiu čia, ką ekrane matot. Štai, 3 minutės tiksi, aš vaizdą ekrane čia jungiu, matot tik mane. Prabėgam, šiek tiek padirbėkim, nebūtinai tobulai dabar gausis, ne, bet pabandom. Ir kai prabėgsite vėl pliusiuką, jeigu iškyla klausimas, galit parašyti, iškart po pratimo atsakysiu. Aš dažnai vandenį geriu. Rekomenduoju ir jums kokios arbatos turėti. Šių pamokų metu daug darysim tokių tarimo, skaitimo pratimų. Tai burna džiūsta ir gan greitai. Tai dar turite 2 minutės. Šaunuolė Daiva, greitai įveikia. Šaunuolė Gitana. Taip. Na, bent pusėje žmonių matysiu, kad spėja, anksčiau, tai tada anksčiau pastabdysiu. Kol kas dar laukiu. Anastasija matau. Dar minutę turim. Šiek tiek daugiau. Kiek mes čia turim žmonių, vienas jau nemažai. O vieną raidę lyg ir gaunasi, bet žodį dingsta mano garsas. Ok, matau jau nemažai čia jūsų spėjo, tai kas dar norit galite atlikinėti, dar čia truputį komentuosiu, bet pastabdau laiką. Kas dar nespėjo, tai pabaiginėkit. Jungiu skaidrės atgal. Jo, tai dabar rašot atskirai gaunasi, žinokite, jau jeigu atskirai gaunasi, tai yra puiku. Jeigu dar žodžiai dingsta, tai viskas gerai.
pirmiausia išmokstam garsus, ar ne pavienius, tada išmokstam jūs į skiemenis jungti, tada tie skiemenys galų gale patampa žodžiais. Taip konstruojasi viskas. Kalboje tai viskas gerai, o jeigu gaunasi žodė, tai puiku. Kam dar sunkiai, tai reiškia, kad prie šito pratimo teks sugrįžti dažniau prie šitų garsų ir būtinai atlikti tą pratimą, kur sakiau, su veidrodėliu arba priešais veidrodėliu, su telefonu, kad savęs pareguliuot, pažiūrėt, nes kam nesigauna, tai sakau, liežuvį dėl kažkokio įpročio ar komplekso galbūt įtraukite į vidų ir tada gaunasi kitas garsas, negu turėtų gautis. Tai rytoj su laišku, su pamokos įrašu dar atsiųsiu ir atskirą įrašą, kur dar atskirai detaliai paaiškinu, kaip tarti šios garsus. Bet jūs jau viską žinote, iš esmės nebūtina žiūrėti. Esmė pasipraktikuoti. Ir ta izoliuota praktika yra geriausias būdas atidirbti šios garsus. Ne su žodžiais, bet izoliuotai pabandyti kokią minutę, 2 dėl savęs. Kai dantis valotės, pavyzdžiui, įsivalė dantis ir greitai pasikalbės su savim priešais veidrodį. Taip, tai važiuojam toliau. Balsiai. Ir dabar mes pradėsim trumpuosius, prabėgsim trumpuosius ir tada jau bus ilgieji, kurių dar nematėte. Tai trumpieji balsiai. Pažiūrėm, kokie jie. Pažiūrėm, ar prisimenam, ar atspėjom, kaip jie tarėsi. Iš kairės į dešinę skaitau. O, E, I, I, A ir U. Visi trumpi, ar ne? Ir paskaitom. Šita palapinė arba piramidė bus tariama kaip trumpas A. Ir žodis tarsis fun, tai reiškia linksmybės, ar ne? Kodėl taip tarėsi, yra skaitimo taisyklės, su kuriam nuo 3 pamokos pradėsim. Anksčiau, antrojo pradėsim kai ką nagrinėti, bet 3 intensyviai prasidės. Bet tiesiog dabar patį simbolį turim išmokti, tai tas simboliukas tariamas kaip A. Tai skaitom lietuviški žodžiai, vieną kartą visus greit perbėgam. Visi kartu. Gandras, gandas, mandras, mandarinas, kalba, danga, toliau. Gamyba, kalanetika, makaronai, tarakonai, drakonas ir balnas. Ir čia, manau, lengva. Visur trumpas A. Toliau, greit komentarą pažiūrim. Pliusiukas. To ir tikiuosi. Aš manau visiems pliusiukas čia. Tai net neklausiu, nes tikrai lengva. E. Trumpas E. Ir šitas žodis tarsis pen. Pen, kas reiškia rašiklis, dabar mums žodis nėra svarbu ir jo reikšmė, mums svarbu vėlgi tas garsas. Ir čia prisiminkim, kad raidė E yra 2 žymėjimo būdai. Vieną, kurį ką tik matėt, kitas yra tarsi trejetas, jeigu 3, skaičių 3 parašyčiau ir apsukčiau į kitą pusę. Tai irgi E. Man tarsi ir atrodo, jeigu žiūrėčiau į šitą raidę E, tai tarsi žiūri į dešinę, ar ne? Ir čia tas trejetas tarsi irgi nusuktas žiūri į dešinę. Jeigu žiūri į dešinę, tai E. Okay? Tai paskaitom žodžius, kad įsitvirtintų tie garsai. Ir bus čia garsų, kuriuos jau mokėmės ir vienas, kuris jau matytas, kurį tikrai atspėsim. Tai paskaitom visi kartu, vieną kartą. Keramika, matematika, ne, tebūnie, letena ir fenas. Keliam į kitą stulpelį. Ir čia tas kitas E variantas. Tarėsi vienodai, tiesiog užrašymas kitas, yra 2 užrašymai. Ekologija, estija, etika, estetika, hermetiškas, keksas. Taip, manau, irgi čia turėjo viskas išeiti. Dėl ko 2 užrašymai, tai tiesiog skirtingi žodynai būna naudoja vieną arba kitą. Kartais pasitaiko, kad abu sutinku tam pačiam žodį. Tai dėl to turiu supažindinti su abiejais, kad nepasimestumėte, kai mokysitės savarankiškai. Tada I. Nieko čia stebuklingo, tarsi kaip I. Visas žodis čia pateiktas tartusi kaip pin, kas reiškia smygtukas. Tada yra toksai simboliukas, kur atrodo tarsi prakasta raidė O. Ir jeigu yra sveika O, bet jeigu ją prakanda, praduria šoną jos, tai išeina iš jos oras ir lieka tik O, trumpas O. Ne? Ir visas žodis tarsi pot, ne pot, o pot, trumpas. Na, čia kaip ir su E, taip ir su O yra 2 žymėjimo būdai, priežastys, kodėl tos pačios. Ir tas antrasis, į ką verta atkreipti dėmesį, nes dažnai žmonės maišo su raide rašytinė raidė A, bet čia, jeigu taip jau įsižiūrėsi, tai tarsi apsukta raidė A. Ar ne? Mes jeigu A rašytume, tai tas
statmenos brūkšnys būtų dešinėje, o čia jisai yra kairėje. Tai atkreipkite dėmesį į tai ir atlikime pratimą, kad mums užsifiksuotų abu žymėjimai. Tai paskaitom pirmą stulpelį. Škotas, šprotas, kašalotas, banginių rūšis, man atrodo, bijau sumeluoti, kažkas su banginiais tikrai. Poras, choras, loras. Tada kitas stulpelis, tas pats garsas, kitas žymėjimo būdas, betonas, zona, tona, fonas, toras ir tortas. Okay? Tai yra du tokie žymėjimai. Na ir tada tas U, vieniems sako kaip varpelis panašus, kitiems kaip arklio pasaga, visokių galima prigalvoti, bet čia yra U ir žodis tarsis put, put. Primenu raidę P tariam dusliai, tokį su vėliu, put. Taip. Tai paskaitom žodžius ir čia va tie žodžiai užrašyti transkripciją. Skaitysiu lėčiau, nors manau jau spėsit susiorientuoti, čia ir priebalsiai, ir balsiai jau rašomi transkripciją, geltonai pažymėtas tik tas naujasis, sąlyginai naujasis mums U. Tai paskaitom visi kartu. Skusti, keliam toliau, mušti, busti, gausti, nubausti, guminis, kitas stulpelį, užupis, ar ne uzu, o užž. Užupis, toliau, uola, kultas, dugnas, Kabulas, kas jei neklystu Afganistano sostinė, katapulta. Taip, pažymėkite pliusiuku, ar pavyko šitos visus perskaityti be klaidų. Jeigu buvo klaidelė, tai minusiuką, ar galite skaičių pažymėti, jeigu skaičiavote kiek klaidelė. Taip, matau pliusai, šaunuoliai. Tai štai jums įrodymas, kad jūs jau skaitote transkripciją, ar ne? Ir tas pats bus su angliškai žodžiais, dasidės tik keletą simboliukų. Tai noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, kad jums didžioji dalis garsų gaunasi, jums dabar šiai pamokai gal dar stringa F, V, ar ne? Gal su V truputėlį garsais, bet tai yra viso labo 4 garsai, ar ne? Visi kiti išeina. Tai jeigu kaip lazeris susitelksite į garsus, kurie nesigauna, tai juos įveiksite. Dabar Dalia klausia apie garsą tai tokio garso anglų kalboje nėra. Nėra žodžio anglų kalboje, kuris turėtų garsą Tokio nėra. Yra panašus bet tai ne o Tai jau yra dvibalsis, mes prie jo prieisim. Bet garso anglų kalboje apskritai nėra. Jeigu mes mokytume anglą, britą ar amerikietį angliškai kalbantį žmogų, lietuviškų garsų, garsas jam būtų lygiai taip pat svetimas, kaip mums garsas F, V ir panašiai. Matot, kokį mes unikalūs esame. Irgi turim savų garsų. Ir buvo laikas, kai lietuvių kalboje tarp kitko nebuvo šio garso. Taip, dabar dar vienas garsas, kurio, galbūt šitą turėjot omeny, tai jisai nėra gal turėjot omeny šitą, bet čia nėra iki galo, bet žinau, kad užrašyti jį sunku. Tai šitas garsas atrodo žymimas tarsi raidė apversta aukštyn kojomis ir jisai tarsi kaip kur žmogus abejoja, ką sakyti. Kai mes abejojam, tai atkreipkite dėmesį, irgi nesakom mes sakom skiriasi, ar ne? Ir yra skirtumas. Tai va tas garsas čia yra tik trumpa versija. Ilgas yra jau ilgasis balsis būtų, o šitas garsas yra trumpas Tai visas žodis tarsis mother. Ir va tas V ir pabaigoje. Mother. Visas garsas. Atrodo beveik kaip kai lietuvišką literatūrą skaičiau, kur aiškina, kaip šitas garsas tarėsi, tai labai įdomiai parašyta. Toks tarsi tarsi Ir vat atspėk žmogau, ar ne? Tai sakau, lietuvių kalboje garsas mes įtariam tik, kai mastom ar sustojimo mintis kažkokia ir sakom tą tai jei sutrumpinam bus Tai vat geriausias pavyzdys, kurį jums galiu duoti. Tai mother ir šitas garsas turi irgi 2 žymėjimo būdus, labai panašus į ar ne? Tik apsukta viskas į kitą pusę. Jeigu tas trejetas žiūrėjo į dešinę, čia žiūri į kairę.
tarsi tikras trejetas, ar ne? Nes ir pati raidė yra apversta aukštyn kojom, tarsi apsukta. Tai pasižiūrėkime į tuos du žymėjimus ir užtvirtinkim. Ir dabar mes paskaitysime angliškus žodžius ir bus vienas kitas garsas, kurio dar nepasimokėm, bet tuoj pasimokysim. Ir tuo pačiu paaiškinsiu žymėjimą, nors jau aiškinau gal įžanginės pamokos metu, bet priminsiu. Ir jūs jau skaitysite angliškus žodžius transkripciją. Ir šitas įgūdis tam ir reikalingas, kad jūs galėtumėte perskaityti angliškus žodžius, užrašytus transkripciją, kad būtų 100% aišku, kaip tarsi. Tai žiūrime į pirmą, pagalvojom, kaip jūs tartumėt ir dabar ištarsiu aš. About. Ir šitas A, mes jo dar nesimokėm, prieisim, čia yra ilgasis A, jis tariamas A, ilgas A. Tai nieko tokio, jeigu dabar suklydo, nemaišykit jo su tuo kitu O žymėjimu, ar ne, būtų atvirkščiai užrašyta raidė į kitą pusę, tas statmenas brūkšnys. Tai ištariam dar kartą, visi kartu. About. Pradžia yra tas E ir tada about. Dabar, ką reiškia šitas toks kablelis arba apostrofo viršų, tai reiškia, kad skiemuo einantis iš karto po jo, yra E, apostrofo ir šita dalis, iš karto po jo einanti dalis bus kirčiuota. About, akcentas ant about, ar ne? Nes jeigu aš kirčiuočiau pradžią, tai būtų about, ar ne? O aš sakau about, ar ne? Ir ta apostrofa būtent tą ir žymė, kad šita vieta turi būti kirčiuota. Tai pabandom visi kartu dar kartą ištart. About. Toliau keliaujame, čia bus Eva. Taip, čia yra tas E, kitas užrašymas, ar ne? Galėjo būti trumpa raidė E tiesiog. Tarsi Eva. Taip. Toliau, čia bus probably. Taip, raidę R keliam prie gomurio, R. Tada čia yra O. Ir pažiūrėkit, čia yra O, grįžtam į pirmą, čia yra A, ilgas. Matote dabar tikiuosi skirtumą. Taip, visas žodis bus probably. Ir įdomus toks dalykas, kurį aš pastebėjau per daugybę, vėl ir vėl šitą pamoką vesdamas, kad dažnai šitas garsas keliauja būtent po kažkokios priebalsės, šiuo atveju po raidės B. Tai jeigu užakcentuosiu priebalsę B, stipriau ją šiek tiek tarsiu, tai gausis tarsi jau ištariu tą garsą, nes gaunasi, jeigu aš tiesiog sakysiu raidę B, ar ne, tarsi yra tas B garsas ir iš karto šalia, ar ne, tai tiesiog truputį stipriau ištarti ir gaunasi, kad, tarsi ir ištariu, ar ne, tai probably. Taip, tikiuosi padeda. Toliau, little, dar kartą ištarkim, little, taip, toliau, away, pradžioje kirčiuotas yra tas away, toliau, again, taip. Į kitą stulpelį važiuojam, vėlgi geltonai pažymėta, tas pats garsas, tik matot, yra du žymėjimo būdai tam pačiam, ne? Tai žiūrim į šitą, pagalvom, kaip tartume, tarsi upon, čia yra trumpas O, kaip ir čia, ar ne? Nemaišom su ilgu A. Upon, toliau, woman, taip. O dabar žiūrėkit, čia kaip tik ir susidurėt. Abu užrašymo būdai tam pačiam žodyje. Štai šitas E, ar ne? Ir šitas E, čia yra vienas ir tas pats, tik užrašyta abu panaudoti, ar ne? Ir sakiau, tai būna. Tai open, ištarkim dar kartą, open. Čia dvibalsis U gaunasi, kur E ir U. Open. Mes dar prieisim prie dvibalsių, atskirai dar paskaitysim. Toliau, across. Liežuvį prie gomurio, kai ritariu. Across. Kitas. Section. Galit š tiesiog užakcentuoti biškį ir gausis. Section. Taip. Ir paskutinis. Minister. Kaip sekėsi? Pliusiuką, jeigu išėjo. Minusiuką, jeigu nelabai. Nes garsas toks kaip ir mums natūralus ir nebent šiek tiek abejojat savimi, bet čia tas sutrumpinu iki E arba jeigu matau, kad po priebalsės eina, tai tą priebalsę truputį užakcentuoju, kaip
rusų alfabete būtų tas A, B, V, G, D, visur po priebalsės iš karto, ar ne? Tai visa paslapties. Jeigu po priebalsės, tai užakcentuoji priebalsę ir ištą gaunasi. Na, o jeigu pats pirmas garsas, tai tada Ir jeigu kažkam, matau, minusai nesigauna, tai bandykite ilgai. Tikriausiai visi padaro šitą garsą, ar ne? Ką čia sakyti? Nors sutrumpinkite iki mažo trumpo ar ne? Jeigu šiaip buvo dabar sunku skaityti, tai dėl to, kad galbūt buvo visi transkripcijos simboliai jau ir dar angliškas žodis, kartais nebūdingos kombinacijos balsių, priebalsių pasitaiko, kur lietuvių kalboje nesutinkat. Tai čia viskas ok. Jeigu gavosi pats garsas, tai valio. Jeigu nusigavo, tai vėlgi atkreipkite dėmesį patys savo, kad reiks prie jo sugrįžti. Okay? Ir mes grįžtim kiekvieną pamoką prie jų, bet individualiai savo būtų gerai pasižymėti kažkur, gal net užsirašyti, kad šitas garsas man irgi problematiškas, kad su juo galėtumėte atskirai atlikti pratimus. Tai vad, kaip tik dabar ir eisime prie praktinės užduoties numeris 3. Vėlgi jungiu skaidriukes. Atsiprašau, neskaidrės, o tiesiog tą failą, kad parodyti. Štai šitas pratimas. Pratimai trumpųjų, ilgųjų balsių tarimui užtvirtinti, bet mes dabar atliksime pirmiausia trumpųjų, nes čia viskas, čia tik trumpieji ir jau yra. Anksčiau buvo vienas bendras failas, tai jau to likęs pavadinimas pataisysiu vėliau. Tai va čia yra tiesiog paaiškinimai, priminimai, kaip žymėsi, kaip tarėsi. Čia paaiškinimai kaip tarėsi, o čia kaip žymėsi, ar ne? Tai jeigu neatsimenant, dar kartą galite peržiūrėti. Jūsų užduotis atlikti va šitą trumpą 2 pusių pratimą. Užsidengiu dešinę pusę, žiūriu, pagalvoju, kaip tarti. Užuomina gera, kuri padės atlikti pratimą sėkmingai. Tai čia visur yra trumpi garsai, ne? Tai jokių būdų netarkite ilgai ir jau turėtumėt bent į temą tarti. Tai pasiemam, duodu jums 2 minutės atlikti šį pratimą ir važiuojam. Aš išjungiu ekrane, tai ką matote. Ir pabėgam greitai. Kai atliksite, padėkite pliusą, kad žinočiau, kad atlikote. Dar minutę turim. Ir klaidelės nepamirškite taškeliu pasižymėti, kad jums paskui užmetus akį matytųsi, kurisgi garsas man čia stringa, o kurie gavosi. Nes dabar iš dalies mes bandom nustatyti jūsų silpnasias vietas, kad paskui tik su jom galėtumėt padirbėti ir jas pašalinti, silpnybės. Taip, tai dar 20 sekundžių, sulauksim visų. Gerai, laikas. Taip, grįžkime prie skaidrių. Jo, tai kam neišeina, sakau, garsas yra mums natūralus, mes jį padarome, sugebam, ar ne, kai šnekam, aš pastebėjau, kad aš gan dažnai darau, nes neatsipulčiau dar to įpročio, tai tiesiog sutrumpintą versiją, ar ne, vienintelis pratimas, kurį sugalvoti, sakau, ilgai sakyti ir sutrumpinu iki Tai teks pasipraktikuoti su juo lygiai taip pat. Ok, tai dabar nauja informacija tikriausiai, tai ilgieji balsiai, kurių dar
nematėte, tai aptarkim juos. Pažiūrėkime į kiekvieną iš jų, pagalvokime, kaip tartumėte ir aš ištariu. Žiūrime į pirmą. A, O, I, U ir E. Okay. Pereikime kiekvieną iš jų, pakomentuosiu kiekvieną iš jų. Tai gal dar sugrįžtu trumpai. Ką tikriausiai pastebėjot? 5 iš 6 turi dvitaškius. Dvitaškis yra jau tas ženklas, kuris išduoda, kad garsas turi tartis ilgai. Jeigu yra dvitaškis, balsė kažkokia ir dvitaškis prie, jau iš karto turiu mąstyti, kad čia ilgai tarsis. Okay? Yra tik vienas be to dvitaškio, bet tai tik vieną reiks įsidėmėti galbūt. Tai šitas tarsis, matau kaip ir I, bet yra dvitaškas, tai bus I, ilgas I. Ir visas žodis tarsis feel, kas reiškia jausti. Ne? Ir va čia visokių emocijų matom pažymėta, pavaizduota paveikslėliuose. Tai paskaitom lietuviškus žodžius, kurie užrašyti va ta transkripcija, kurią žinom, bus ir jau tie priebalsiai mūsų, kuriuos mokėmės, ir vienas kitas trumpasis balsis, ir va čia tas I. Tai lėtai skaitysiu, bet skaitysiu tik vieną kartą. Tai pasižiūrim, pagalvom, kaip jūs tartumėte, ir aš turiu aš. Pirmas žodis. Tyla, toliau. Yla, myli, svyla, kyla. Žiūrim į kitą, dabar žiūrėkit, kaip ištarsiu. Ryja. Galbūt norėjote tarti ryja, bet matote raidę R, kurią mokiau kaip transkripcijoje tas garsas. Liežuvį prie gomurio. Tai nors ir lietuvišką garsą skaitau, bet kadangi transkripcija užrašyta, tai skaitau su tuo R. Tai ryja. Toliau, kitas. Kefyras. Kitas. Byra. Dyla. Yra. Gylis ir dyglys. Okay, pažymėkite, pliusiuku, ar pavyko visus patiems perskaityti teisingai, ar sutapo jūsų variantas su mano. Tau pliusai. Tai vadinasi, kaip ir gaunasi viskas, kas reikia, yra tik keletas garsų, su kuriais jums reikės truputį dar padirbėti. Ok, džiaugiuosi, judamės toliau. Štai šis garsas atrodo kaip rašytinė raidė A ir ji yra dvitaškis, tai tarsis ilga A. Dabar buvo prieš tai žodžių, kur mes dar trumpuosius balsius nagrinėjom ir buvo žodžiuose va šitas garsas, bet buvo be dvitaškio. Kodėl? Nes tas garsas buvo dvibalsiai. Mes prieisim prie dvibalsių ir dvibalsiuose dvitaškis nesideda. Bet dabar nesukit galvos dėl to. Tiesiog, jeigu matysit šitą raidę A su dvitaškiu, tai jau iš karto ilga A. Ir štai šitas žodis, jame šios dvi raidės tarsis kaip būtent šitas garsas, ir gausis fa, kas reiškia toli, fa, ir žmogus į tolį žiūri, ar ne? Yra kažkokia, yra dainų daugybė su tuo žodžiu, aš nedainuosiu, dainuoti nemoku. Paskaitom lietuviški žodžiai, vėlgi aš lėčiau skaitysiu, kad jūs spėtumėte perskaityti ir nustatyti, kas čia per žodį. Žiūrim į pirmą. Namas, toliau. Dvaras, liežuvį prie gomurio kairę tariu. Krapai. Akys. Mažas, ne mazas, o mažas, ar ne, ž. Kastuvas, kitas lapelis. Kaspinas. Lapai, aš tą P tariu taip, kaip mokiau, P, ar ne, dusliau. Kraštas. Lakas. Fakelas, trumpas E, ar ne, ir malkos. Ne malkos, o malkos. Trumpas O, ar ne? Na, pažymėkit, kaip čia jums pavyko. Matau, gaunasi, džiaugiuosi. Ir kaip matote, transkripcija, aš nežinau iki galo, dėl ko lietuviai vadina, Rasa rašo net gyzai, dėl ko lietuviai, anglų kalbos mokytojai, kurių gimtoji kalba yra lietuvių, vadina šiuos simbolius transkripcija, bet šiaip angliškai tai vadinasi International Phonetic Alphabet, tarptautinis fonetinis alfabetas. Ir tai yra sutartiniai ženklai, kurie nesvarbu, kokią kalbą mokytumėtės, jeigu užrašytų transkripciją, juos būtent taip ir skaitytumėte. Jeigu aš mokyčiau žmogų kažkokį lietuvių kalbos,
Tai va, jis žinodamas šitos simbolius, jis skaitytų šitos žodžius. Tai, tai tiesiog norėjau pasidalinti šią įdomią detalę su jumis. Toliau. Žinom trumpą O, matom dvitaškį bus ilgas O. Ir čia OR tarėsi kaip O tiesiog. R iš vis nesitarė, gaunasi form. Form. Paskaitom vėl lietuviškus žodžius, lėčiau skaitau, žiūrim į pirmą. Storas. Liežuvį prie gomurio keliukai sakau, R. Toliau. Noras. Kitas. Voras. Toliau. Doras. Kalafioras. Kapoti. Toliau. Šokti. Išmokti. Groti. Lozungas. Goštautas. Turim Goštauto gatvę. Vilniuje tai panaudau. Ir žodis. Kaip čia. Tai pažymėkit, manau, spėjat susiorientuoti. Žodžiai lietuviški, tai tik akis turi priprast. Pabaigoje, jeigu spėsim prieiti, labai smagų pratimą turėsiu dar pažiūrėti, kaip greitai jūs čia orientuojatės. Aha, pliusai, matau. Varom toliau tada. Tada, matau raidę U ir matau dvitaškį, tai bus U. Ilgas U. Tai visas žodis tarsis blue. O E tarėsi kaip U šiuo atveju. Blue. Blue reiškia mėlynant, čia neturim mėlynos spalvos parodyti, viskas oranžinis. Skaitom vieną kartą iš lėtuko. Rūbai. Toliau. Ūkininkas. Lūpos. Ar ne? Trumpas O ten, prie minutės kitas žymėjimas, ar ne? Toliau. Kūdra. Vėlgi liežuvį prie gomurio, dėl to tariu su tuo tokio akcentu britiško atrodo. Pūkas. P2 tariau. Toliau. Kūdas, skūstis, liūdnas, figūra, būrys ir sūris. Jau neklausiu, manau išėjo, kas norit galite pasižymėti, bet taupant laiką, judam toliau. Čia bus įdomiau. Čia yra tas trumpas E, tiksliau, žinom trumpą E, o čia bus tas mūsų natūralus, kurį natūraliai kalboje darom ilgas E. Ką čia sakyti, ar ne? Tai šitas žodis tarsis sf. Dabar, jeigu vis dar neaišku, šitas žodis, manau, jums padės pajausti, kaip tą ilgą tart ir galbūt tada kaip tą trumpą ištart. Tai jeigu paimtumėte ir ilgai, sakytumėte raidę S, pabandom ilgai raidę S sakyti. S, kas lieka? Ar ne? Galit interpretuoti, kad S, ar ne, bet darom tą S, B, C, ar ne? Tai ilgai sakom S, tai gaunasi S. Ir jeigu aš dabar prie to S pridėsiu F ant galo, tai gausis va tą žodį, žiūrėk. Sf. Aš čia netgi ištariau ilgiau negu reiktų. Tiesiog sf. Sf. Tai reiškia, toks žodis plaukti banglente. Mums reikia 2 žodžių, kad pasakyti tą pačią mintį. Angliškai kalbantys žmonės turi 1 žodį. Įdomus dalykas, kurį aš sužinau iš šio sezono aktualių, tai anglų kalboje nėra tokio žodžio, nėra vieno žodžio, kuriuo būtų galima pasakyti grybauti. Angliškai grybauti, tai, toks pilnas reiškimas būtų go mushroom hunting, eiti medžioti grybų, pažodžiui verčiant. Tai įdomus niuansai tarp kalbų, ar ne? Tai pažymėkit pliusiuku, ar išėjom šitą garsą ištarti šitam žodį. Ir galbūt to pačiu ir pasidarė aiškiau. Matau pliusai. Tai noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad labai dažnai tiek ilgas, tiek trumpas garsas, tiek ilgasis variantas, jie eina po kažkokios priebalsės. Tai jeigu tą priebalsę truputį užtęsit, jeigu tai trumpasis, ar ne, tai S, ir jau gaunasi tarsi pasakau ir S ir E, o jeigu ilgas, tai S truputį ilgiau užtariu. Tai ir visa magija su šituo garsu. Tai čia tiesiog neįsikalbėkit savo, kad sudėtinga, ir manau nebus sudėtinga. Tai važiuojam dabar. Tai lygiai taip pat, kaip yra trumpasis E, 2 žymėjimai, ar ne, kur tas pats trejetas, tai tik 2 taškai pridėjo, ar čia ilgasis 2 variantai žymėti irgi. Tai paskaitom dabar angliškus žodžius su tuo garsu, neįsigaskit, čia yra
angliški žodžiai, aš jums padėsiu, 2 kartus paskaitysim, viską jau žinot, ką reiškia apostrofą, visus simbolius žinot irgi, tai tiesiog ramiai pabandom perskaityti 2 kartus. Tai žiūrim į pirmą. Ir čia bus person, vienas ilgas, kitas trumpas. Person. Okay? Ir kirčiuotas yra pirmasis tas skiemuo, apostrofa ir skiemuo iškart po jo. Vienas skiemuo, ne 2, ne? Tai person. Toliau. Pasižiūrim. Nepražiūrėkit va šito garso, ne? Čia yra tai ir š, tai čia, ne? Tai visas tarsis research. Blogai ištariu truputį. Research. Dabar tekia girdėti, kad tarė research, bet čia pagal užrašymą tai turėtų būti research. Toliau. University. Dabar atkreipkite dėmesį, kad apostrofą vidury žodžio vadinasi va šitas skiemuo. Ne pirmas, kaip daugumoje, bet vidurinis tas kirčiuotas. Tai university. Užakcentuoju, ar ne? Nes aš galėčiau ištarti ir university. Ne? Bet aš turiu university. Užakcentuoju tą v. Tai ištariam dar kartą. University. Toliau. K. Ir tada raideliai K ir vėl ilgas K. Toliau. Urban. Kitas. Ir dabar va čia jums gali būti įdomu. Čia apostrofa, kaip ir aišku, ne viskas. Dar vienas kažkoks kablelis, kas čia. Tai toks, man tai jis atrodo nereikalingas iš tikrųjų, bet kadangi žodis daugiaskiemenis, alternative, 4 skiemenys, tai viršutinė apostrofa žymi stipriausiai kirčiuojamą skiemenį, apatinė žymi silpniau negu stipriausia kirčiuojama skiemenį, ir tada lieka visi kiti. Tai va tokia ir informacija, kad kirčiuotas ir šitas, bet šitas truputį silpniau. Tai va. Tai pabandom perskaityti ir pirmą paklausykit, gal antrą tada visi kartu. Tarsis alternative. Visi kartu? Alternative. Pirmas garsas yra O, ar ne? Alternative. Toliau. Murder. Pažymėkit, kaip čia jums dabar išėjo tuos angliškus žodžius skaityti. Pliusą, jeigu gausi, minusiuką, jeigu nelabai. Jo, tai dabar, jeigu su angliškai sunku, tai viskas ok, tai paskutiniai 2 nelabai. Tai dabar dar dėl to, kad sakau, angliški žodžiai dar neįprasta, neaišku, apostrofos to šiek tiek atrodo padaro čia kosmiškai sudėtinga viską, ne? Tokį vizualinį sudėtingumą prideda, bet čia tik vizualinė tokia apgaulė, kaip sakant. Tai dabar kaip pasakyti, numokit rankai tas nesėkmės šiek tiek ir mes dar grįšim prie kiekvienos pamokos metu ir tikrai atsiras pasitikėjimas savimis, skaitant angliškus žodžius, nes tą darysim kiekvieną pamoką. Kol kas judam toliau. Yra dar vienas simbolis, ilgasis, kurio nematėt, kurio nežinot. Tai raidę A ir E čia atrodo sulydė kažkas į vieną. Šitas simbolis tarsi kaip ilgas Ir kaip įsidėmėti, kad tarsi tai matau raidę A, matau raidę E sujungti į vieną, tai įsivaizduokit, sujungė 2 tokias dominuojančias balsis A ir E. Ir ką, jos pradėjo ten kovoti tarpusavy ir išsiaiškinti, kurigi čia, kaip sakant, bosas, ar ne? Tai laimėjo raidė E ir dėl to nors ir matau ir A ir E, bet tariu tik tais E. Tai šitas garsas tarsis E ir visas žodis tada gausis apple. Šitas E nesitarė. Yra tokia atskira taisyklė, dėl ko taip yra, bet visas žodis tarsis apple, ne apple, o apple. Apple. Paskutinis garsas yra L. Tai apple reiškia obuolys. Paskaitom žodžius, kur yra tas ilgas E, nes dabar mums tikslas įsidėmėti, kad šitas toks užrašymas tarsi kaip E. Ir palaukit, dabar trumpam sugrįžtu. Nenoriu jūsų paklaidinti, čia matot kitaip užrašyta, čia dėl to, kad šriftas ne tas parinktas, aš įsitaisysiu, mano klaida. Nestandartinis užrašymas, dėl to ne visi šriftai perteikia. Tai nekreipkite dėmesio į šitą, va čia va yra teisingas. Tai paskaitom
visi kartu, vieną kartą lietuviški žodžiai čia. Medis, ledas, skęsti, kestas, melas, žiūrim į šitą, pelekas, ar ne, vienas trumpas e, dėl to ir užrašiau trumpu, kitas ilgas e, pelekas, toliau, gyventi, deglas, gedulas, kelias, nemunas ir Petras. R liežuvį prie gomurio. Kaip pavyko čia su tuo e? Man pažymėkit. Matau, bus dabar praktinė užduotis jums. Tai sustabdau šitą. Matau pliusiukai. Su e visai neblogai matau. Gerai, jungiu dabar pratimą, kurį turėsite atlikti. Čia bus, kas iš failų žiūrite, ilgieji balsiai vadinasi. Na, yra popieriaus užrašyta, jeigu randat. Štai va šitas, ilgieji balsiai. Ir ilgieji balsiai vėlgi panašaus ilgumo. Čia pradžia yra tiesiog pažymėta, sudėti tie ilgieji balsiai ir paaiškinimas, kaip tarsi, manau, dar atminty išliko. Tai vėl užsidengiam ir pabandom atspėti, kaip tarsi, pamastymui 2 sekundės kažkur skiriat, tai gan greitai turėtumėt prabėgti visą pratimą. Aš vėlgi duosiu jums 2 minutės visam pratimui atlikti. Jeigu yra klausimų, rašykit, bet laiką jau aš įjungiu, pratimą padarom dabar. Važiuojam. O aš čia išjungsiu, kad jums nesimatytų atsakymą. Pusantros minutės turim, tai palaukiu dar kitų. Visus puslapius. 2 yra, ne? Tai visus atlikit. Gan greitai jūs čia darot, matau, šaunuoliai. Dar minutė. Gerai. To, kad dar luktelnam, kas spėjo, tai atsigerkit vandens, truputį pailsinkit balso stygas. Ką, jau matau pliusų lavina. Tai, kaip suprantu, didžioji dalis suspėjo, kas dar nespėjo, tai užbaiginėkit savarankiškai, išjungiat gal skaidres. Ir judėsiu toliau. Toks lengvas daugumos diktatas. Ok, tai atlikom šitą užduotį. Iš karto eisim prie tikriausiai kitos užduoties, pasižiūriu. Taip, iš karto prie užduoties numeris 5, tai dar sustabdau. Kita užduotis labai panaši bus. Ką reikės atlikti, tai ilgieji ir trumpieji balsiai kartu suplakti į vieną pratimą, atsitiktinė tvarka. Vat matote dokumentas. Čia va trumpieji balsiai jums dar kartą prisiminti ir kaip jūs tarti paaiškinimus, ilgieji, kuriuos ką tik atlikot. Ir dabar va čia gausit ir vienų, ir kitų atsitiktinė tvarka. Turim 2,5 puslapio. Tai ir duosiu 2,5 minutės. Pasižiūrėsim, ar jūs suspėsite, ar jums išeis be klaidų visus perskaityti. Pasiruoškim, užsidenkim dešinį stulpelį ir po vieną važiuojam ir tikrinam save. 2,5 minutės bėga. Šitą vaizdą išjungiu.
liko minutė. Ten, kur matote per laužtinį užrašytą, tai tiesiog, kad 2 variantai žymėjimo yra. Dvidešimt sekundžių. Ir laikas. Good. Galit pasidalinti įspūdžiais, kaip sekėsi, sunku ar lengva. Šiaip matau pliusai, tai įtariu, kad gerai pavyko. Jeigu kažkam sunku, tai parašykit. Irgi noriu sužinoti. Pamažu judu dar toliau, dar truputį turime čia. Tikiuosi per daug nenuvargot. Gal trumpai paklausiu, kaip savijauta. Ar dar turime energijos? Jau mes nebedaug turime pratimų atlikti, tos tokios naujosios sudėtingos informacijos iš tiesų, manau, ir nebus. Parašykite taip, jeigu dar galite važiuoti, ne, jeigu jau nelabai. Tiesiog noriu sužinoti, ar ne per ilgos tos mano pamokos, gal ateityje daryčiau trumpesnės. Taip, energingi, okei. Nu, labai gerai, laikomės. Gerai, tai važiuokime toliau. Tai dabar va tokia mažytė smulkmė, dar truputį, jeigu yra, tai dar truputį tik reikės. Smulkmė mažytė čia ateičiai toks labiau dalykas, bet tai naudinga jau kuo anksčiau atkreipti tai dėmesį. Anglų kalboje labai svarbu ištarti taip, kaip reikia ištarti, kitaip gali pasikeisti visiškai žodžio reikšmė. Yra 2 žodžiai, kurie rašosi ganėtinai skirtingai. Vienas BCK parašyta, o kitas BAG, bag, ar ne? Bet tarėsi, pažiūrėkite, šitas žodis tarėsi back, o kitas tarėsi bag. Labai panašiai, ne vienur K, kitur G, vienintelis skirtumas. Ir reikia galūnių tų nesuminkštinti, nepakeisti kažkaip tart taip, kaip priklauso. Nes kas gausis? Žodis back reiškia nugara. Žodis bag reiškia kuprinį. Ar ne? Tai sumaišyti vieną garsą ir gan stiprus skirtumas gali gautis. Čia, sakykime, žmogus ant nugaros turi tą kuprinę, tai gal susiorientuos apie ką eina kalba, bet jeigu ta kuprinė kažkur toli, tai gali būti kitą kartą nesusipratimų. Tai turėkite omeny, kad ypač kai žodžius mokysitės, nes taip ir bus, žodžius mokysitės žiūrėdami į transkripciją, tai transkripciją aiškiai persiskaito ir tada mokausi žodžių. Ar ne? Ir po kiek laiko išmoksite žodžius mintinai, kad neskaitydami žodį jau nereiks jums transkripcijų ir žinosite kaip tart. Bet būtent dėl to svarbu tą transkripciją žinoti ir tarti tiksliai taip, kaip parašyta transkripcija. Tai tą norėjau užakcentuoti, čia labiau ateičiai, labiau vėlesniem kursam iš esmės. Šitos žinios, bet svarbu į tą atkreipdėmėsi jau dabar. Dabar dvibalsiai. Tai jau iš esmės jūs jau žinote visus garsus, kurie yra. Dabar mes pasižiūrėsime į dar kombinacijas jų, kurios galbūt šiandien jau jums sukėlė truputį nepatogumų, skaitant angliškus žodžius. Tai pasižiūrėsime į tas kombinacijas ir truputį izoliuotai jas pasibandysim, kad gal šiek tiek lengviau pasidarytų. Tai jeigu žinom pavienius balsius, tai ką reiškia galime sudaryti dvibalsius? O dvibalsis, tai jau kaip pats pavadinimas sako, 2 balsiai, ar ne? Tai pažiūrėkime į dvibalsius, pirmi 3 jums patiks. Tai yra I, ilgas I, ir va čia yra, noriu atkreipti dėmesį, čia yra ilgasis A, tik sakysit, o kur dvitaškis, ar ne? Tai jeigu ilgas A atsiduria dvibalsyje, tai yra po jo eina balsė kažkokia, tai dvitaškio nereikia dėti. Nes, toks susitarimas yra. Jeigu iškart po jos eina balsė kažkokia, dvitaškio nededam. Tai bet kokiu atveju, jeigu pamatau A, nemaišom su tuo kitu O,
ar ne, kur atvirkščiai užrašytas, tai tada bus I, ilgas I, nebus I, ar ne, o bus I. Tai žodis šitas tarsis time, raidė E, čia iš vis nesitarė, sužinosit kodėl trečioje pamokoje. Tai I, time. Toliau, A, ir žodis tarsis late, vėlgi E, žodžio gale nesitarė, o šitą A tarsi kaip A, late. Ir oi, kaip žodėje boy. Tai va 3, I, A ir oi, jie būdingi lietuvių kalbai, dėl to čia, manau, lengva, suprantama, paprasta ir smagu buvo, ne? Dabar pažiūrėkime į tuos, kur šiek tiek gali pasirodyti įdomiau. Pradžiai gerai. Atlikim pratimus, paskaitom, kad akis priprastų. Ok, padarom. Greitai paskaitom visi kartu. Žiūrim į pirmą. Aitvaras. Vėlgi liežuvį, kai R transkripcijoje matau, tariu liežuvį keldamas prie gomurio. Toliau. Vaiva. Vardas, ar ne? Kaimas. Rainas. Kaina. Tada ei. Seimas, teismas, eismas, kareivis, reisas. Taip, jau tikiuosi užsifiksavo, kad R tariu keldamas liežuvį prie gomurio. Ir oi bus angliškų žodžiai, nes nelabai radau lietuviškų žodžių su šiuo garsu. Tai boy, toliau, toy, kitas, deploy, floyd ir steroid. Ar steroid? Steroid, jo, pažiūrėkit, steroid. Ir tas trejetas toks, žiūri į dešinę pusę, tai yra trumpas E. Ne? Nu, tai čia, manau, dvibalsiai tikrai gavus. Dabar tie įdomesni. Jie įdomesni tuo, kad čia paimtos balsės ir prie jų prijungtas garsas E. Atkreipkite dėmesį, kiekvienam iš šių dvibalsių yra garsas E. Ir va čia gaunasi tie tokie irgi lietuvių kalbai nebūdingi. Pirmas, paklausykite kaip tarsis, ar ne? Garsas E ir garsas E. Ir gaunasi Šiek tiek kai kuriems sako panašu vos ne kaip bet čia ne o Ir visas žodis tarsis fair. Štarkim kartu. Fair. Tikiu, kad dabar nebūtinai gaunasi. Reiks pasipraktikuoti ir mes turėsim praktikos kiekvieną pamoką. Tai nenusilikite, jei dabar neišeis. Toliau kitas I ir E duoda ir. Ir visas žodis, raidė H primenu, tarsis kaip H, kaip choras, anglų kalboje visada tai bus. Tai visas žodis tarsis here, kas reiškia čia, here. Toliau kitas U ir E duos U. Taip. Ir visas žodis tarsis šiuo. Raidė S šiuo atveju tariame kaip šiuo. Ok. Ir pabandom paskaityti angliškus žodžius su tuo dvibalsiu. Paskaitysiu 2 kartus. Pirmą paklausom, antrą pabandom ištarti kartu. Tai pirmasis where. Toliau care. Kitas fair. Toliau čia tas garsas square. Kitas scarcely. Bare. Okay. Kitas Na ir pažiūrėkit, dabar čia gausis pirmas žodis, tai gaunasi, kad va šitas dvibalsis pradžioj, o tada kitas. Tai area. Ne area, ar ne, o area. Toliau. Clear. Čia bus idea. Gal įtarėt, ką reiškia? Idea. Toliau. Nearly. Kitas. Series. Nu, šitas įdomesnis toks ir man. Series. 3 kartus ištariu. Here. Dar paskutinis. U duoda. Na, čia žodžiai kokį, pažiūrėkim. During.
tas čia gale, during, toliau usual, toliau ensure, kitas visual, pure, ir paskutinis furious, nepamirškim liežuvį prie gomurio, kai artariu. Žinau, kad tikriausiai neišėjo, plus minus tikriausiai pas daugumą, na, galit pažymėti, bet įtariu, kad situacija tokia, nes tas čia visur yra, tai viskas ok, mes dar grįšim prie šito, einu savo. Sakau, neįsigaskit, čia yra tas garsas, kuris jums kiša garsą. Probleminiai garsai, kurie tikriausiai daugumai kelia problemų šiuo metu, tai yra v, f, v, garsas ir tas 5 garsai. 5 iš kiek mes jau šį vakarą aptarėm. Neužsiciklinkit mokytis ir mokytis. Aš neturiu dabar popieriaus lapą parodyti, bet mes jau turim tokią savybę. Aš kartais darydavau tą, paimu popieriaus lapą ir nupiešiu tašką centre. Vat įsivaizduokit, popieriaus lapas ir taškas centre. Jeigu aš paklausiu žmogaus, sakau, ką matai, tai visi sako tašką. Bet didžioji dalis nemato to balto aplinkui, ar ne? Koncentruokitės, kiek jums gaunasi, ar ne? 5 garsai nesigauna. Nėra čia kosmosas juos įveikti, ypač kai mes turim dar 2,5 savaitės juos pasimokyti, ar ne? Tai kad dabar neišeina, tai nereiškia, kad neišeis visą likusį gyvenimą. Pirmą kartą yra sunkiausia iš visų kartų, kiek bandysite ateityje. Tai turėdami tą omeny, aukščiau nosį ir užbaigim pamoką, praeikim tai, ką dar turime praeiti. Toliau, AU duoda AU. Lietuviškas garsas, tai žodis tarsis now, dabar, now. Okay? Toliau, čia vėl tas ir U, tai duoda EU. Šiek tiek panašus kaip EU, kaip Europa, tik čia turėtų ne E, o tas ar ne? Toks man, jeigu skaliai tai brėžti, tai E yra aukščiau negu E, toks, man atrodo, kad aukštesnis garsas, bet, nu, tiek to, šito galit nekreipti dėmesį, bet abejojančio žmogaus garsas, trumpas ir U. Visas žodis tarsis nose, raidę S tariu kaip Z, vėliau sužinosit kodėl. Nose reiškia nosis. Nu, tai paskaitom su tuo AU pirmiausia, tai vieną kartą, manau, užteks. Tau, kaulas, mauglis, staukti, auga, laukti. Lengva, gaunas, ar ne? Nu ir su tuo tai bus nu, dar kartą ištariu, visi kartu pabandykit, nu, toliau, čia bus tas V, tai those, kitas, toliau, only, over ir old. Tikiu, kad dar dabar plaukioja, bet noriu visur atkreipti dėmesį, kad tie dvibalsiai, kur sudėtingi dėl to, kad yra tas garsas. Įvaldysit jį ir dvibalsiai pasidarys lengviau. Taip, turėkim tą omeny. Praktinė užduotis numeris 6. Gerai, pabandom atlikti dar, kol turim laiko, kol esam kartu. Tai praktinė užduotis numeris 6 ir bus su dvibalsiais. Aš įjungiu jums greitai, kad parodyt, kad susiorientuotumėt lapuose. Štai šis pratimėlis. Ir čia jau paaiškinimų nėra. Tiksliau, tie paaiškinimai dešinėje ir yra tokie, užrašiau tiesiog alfabeto raidės, kurios atitinka, ar ne? Vienintelis garsas, kurį teko nukopijuoti, tai va tą aš čia įdėjau dar kartą, ar ne, čia yra ir čia. Nu, nes lietuvių kalboje nėra raidės, kurią aš galėčiau jį užrašyti, o aiškinti visą, kad čia tarėsi kaip trumpas abejojančio žmogaus garsas, labai daug eilutėje vietos užima. Tai tiesiog aš jį čia dar kartą įklijavau. Tai tvarka, žinot, ką reikia padaryti? 2 puslapiai, duodu 2 minutės, jeigu spėsit greičiau, tai greičiau nueisim iki paskutinių pratimų ir užbaigs. Tai padarom greitai 2 minutės ir let's go. Žiūrėjom. Sustabdau čia, nerodau. Savarankiškai.
Daug kas jau spėjo. Nu, dar 50 sekundžių likę, tai. Ui, Elina rašo. Viskas bus gerai. Pirmas vakaras, pirmas bandymas. Visur gyvenime. Jeigu kažką naujo bando, tai pirmas kartas būna tas toks pridegęs blynas. Aš visada to tikiuosi iš pirmo karto, kai kažką iš tikro naujo bandau. Ir tada morališkai lengviau. Tai nebijokite klysti, nebijokite atsidurti kvailose, nepatogiose situacijose. Reda sako, jau visko per daug. Gerai, laikas. Pavyzdį su jie. Šiek tiek patikslinkite klausimą su jie. Dabar galvoju. Nu, iki galo šiek tiek nesupratau klausimą. Ja, tai jeigu galit patikslinkite. Nu, nedaug liko, žinokit. Liko tribalsiai ir viskas. Tai padarom tribalsius ir bus viskas. Žiūrėsite rytoj, galbūt tą pamokėlę ar poryt, per kelias dienas persižiūrėsit. Tai pamatysit, kad didžiąją dalį dalykų jūs čia puikiai supratot ir likę tik tie garsai, kurie truputį nauji yra. Tai padarom tribalsius. Aš tik juos paaiškinsiu, gal pratimo jau galėsim pratimą praleist, galėsit atlikti. Tuos pratimus, kurių šiandien nedarysim, galėsit atlikti kitą dieną. Tai dvibalsius žinom, tai tribalsius kaip jie padaro, tai prie dvibalsio prideda tą patį kuris nesigauna. Tai žinau šitą dvibalsį. Ai, pridedu gaunasi aja. Ir žodis tarsis fire, ugnis. Aja. Filmuose būna karo filmas koks nors. Generolas ten sako šauti iš patrankų arba ten strėles paleisti. Fire! Ar ne, reikia? Dėja neturiu dabar kokio parodyti, bet gal paieškosiu. Fire. Ugnis. Toliau. Žinau au, pridedu gaunasi aua. Žodis visas tarsis power. Power. Kas reiškia jėga arba gali būti valdžia, galia. Kelios reikšmės. Žinau, pridedu gaunasi eja. Ir visas žodis tarsis leja. Kas reiškia sluoksnis. Leja. Tai va tokie 3 tribalsiai. Nekankinsiu jau su tribalsiais, nes, kaip supratau, jau pavargot. Bet mes ir priėjom iš esmės pabaigą. Liko vienas pratimas, kuris bus linksmas ir smagus jums, bet prieš tai noriu atkreipti dėmesį jūsų, koks skirtumas yra dabar tarp raidžių, kad jums susifiksuotų, kuo skiriasi raidė nuo garso. Tai va čia matote raidę. Ir jeigu lietuvis skaito raidę, šitą raidę, tai jisai sako A. Jei britas mato šitą raidę, ar amerikonas, ar australas, jis sako A. Va, tai transkripcija ir pasako, kaip sakyti, iš esmės, kaip tarti, ar ne? Nes raidžių tarimas priklausomai nuo tautybės skiriasi. Tai tiesiog tokį norėjau užakcentuoti skirtumą ir kad jums aišku, kaip diena visiškai būtų, tai pažiūrėkite angliškas alfabetas užrašytas transkripcija. A, B, C, D, E, F, G, H, ar ne, raidė H, alfabetė, jeigu raidė H, tik alfabetė. Pamatau, tai sakysiu H, žodžiuose jinai bus kaip H tarima. Tada I, J, K, L, M, N, U, o tas dvibalsis, kurį mokėmės, praktiškai raidė, P, Q, A, labai įdomus, raidė R, tarėsi kaip balsė, ar ne, A, S, T, U, V, o tas W, kurį minėjau. Ir čia trumpai, matot, skliaustelį, tai skliaustelis reiškia, kad noriu kreipiu dėmesį į tą simbolį, noriu ne. Tai šiuo atveju galiu tarti kaip trumpą U, W, arba kaip ilgą W, abu skaitysis teisingai. X, Y ir Z. Tai va, tikiuosi, šitas vaizdas jums padaro aišku skirtumą, kas yra raidė, kas yra transkripcija. Okay? Ir čia tų užduotėlių buvo. Tai paimkim paskutinę užduotį, kurią žadėjau, kuri bus linksma, manau, jums patiks. Tai sustabdau ir įjungiu ją.
Tai transkripcijos testas vadinasi ta užduotis. Jungas, kad matytumėte ekrane. Štai va toks tekstas yra. Susiraskite jį. Čia yra lietuviškas tekstas. Parašiau pats prieš eilę metų. Ir galbūt tai, kas rašoma dabar jau šiek tiek pakitę faktai bus. Bet pabandykite perskaityti. Su mintim, kad čia lietuviškas tekstas, manau, bus lengviau skaityti šitą tekstą. Pasimkite lapą arba jeigu kompiuterį turit ekrane, perskaitykite patys. Duodu jums minutę pabandyti paskaityti. Kiek spėsit tiek, ką nespėsit, galėsit pabaigti po pamokos. Sustabdau čia ir palaukiu jūsų. Už 1 minutės vėl pakalbinsiu. Tiems, kam morališkai jau sunku, tai jau mes visiškai pabaigoj. Čia yra paskutinis pratimas. Bet man dar reiks jūsų po jo truputį. Šiame tekste tik raidę E palikau kaip E, nes tai būtų kitas transkripcijos simbolis, kuris anglų kalboje nereikalingas. Tai nenorėjau jūsų apkrauti jo. Tai raidė E palikta tokia, kokia yra lietuviška. Ir laikas, gal buvo jo šiek tiek per mažai, nežinau, bet pažymėkite, ar pavyko skaityti tą tekstą, ar skaitėsi, ar atpažinot žodžius. Matau pliusai, tai tiesiog pliusai. Jeigu gavosi, gal lėčiau, gal ne visą perskaitėt, bet manau turėjo gautis. Tai vat, mano easy rašo kai kurie jo pirmą pastraipą. Tai va šitą tekstą siūlyčiau paskaityti keletą kartų, kad tiesiog taip gera praktika. Gal ateityje aš daugiau tokio teksto padarysiu, bet reikia pasukti galvą, kad būtų tekstai, kur būtent šitie simboliai sukurs. Taip, tai dabar dar noriu atkreipti jūsų dėmesį į kelis failiukus, kuriuos esate gavę iš tos nuorodos. Tu jau grįžtu, čia įjungiu. Štai, tai dar yra toks failas, čia yra atmintinė tokia tarsi, visi anglų kalbos transkripcijos simboliai ir jie suskirstyti. Va čia matot priebalsiai ir visi pateikti jums stulpeliu, trumpieji, ilgiai ir dvibalsiai, tribalsių neįtraukiau čia. Tai galit persižiūrėti jį, jeigu jaustumėt, kad neatsimenat. Ir pažiūrim, ar dar turim čia mes ką nors. Ir kortelės aš parašysiu, ką reikia padaryti. Ir pratimai, kurių neatlikom, tai 7, 8, 9 tribalsiai, mišrūs balsiai ir tik tribalsius ir mišrus. Tik 2, kaip suprantu, jo. Tik 2 neatlikom. Tai jeigu bus nuotaika, galite juos atlikti.